Sveiki, potencialūs technologinių inovacijų tęsėjai. Džiaugiuosi, kad taip puikiai laviruojate šios kompleksiškos temos labirintuose. Turbūt jau spėjote suprasti, jog nepakeičiamų žetonų horizontai driekiasi ypač toli, todėl kiekviena tema tampa neatsiejama šio kurso dalis. Šiandien trumpam sugrįšime į pirmąsias temas ir aptarsime NFT meno integraciją dar vienoje populiarioje platformoje. Taip pat šioje pamokoje pateiksiu NFT meno pavyzdį Lietuvoje ir patarimus, kaip sėkmingai parduoti savo skaitmeninį meną ir mokėti laviruoti sparčiai augančioje rinkoje. Pirmiausia, pradėkime nuo pasirengimo. Tikiu, jog kai kurie jūsų jau spėjote ištyrinėti bent kelis skaitmeninio meno pavyzdžius, pasivaikščioti nepakeičiamų žetonų bendruomenių forumuose arba sukurti savo unikalų skaitmeninį kūrinį. Jeigu domėjotės šiandieninę nepakeičiamų žetonų rinką, galėjote pastebėti, jog ji itin plati ir pastoviai auganti. Todėl tam, kad jūsų kūrinys būtų paklausus ir aktualus, turite nuolatos domėtis šią sritimi ir rasti sėkmingus pavyzdžius. Iš tiesų, NFT meno pavyzdžių nereikia ieškoti taip toli. 2022 m. rugpjūtį Klaipėdoje buvo atidaryta pirmoji jungtinė Lietuvos kūrėjų NFT skaitmeninio meno paroda. Parodoje buvo galima pamatyti ne tik pripažintus Lietuvos kūrėjus, bet ir mažiau žinomus entuziastus, eksperimentuojančius su novatoriškomis idėjomis. Dizaineris Erikas Mališauskas yra puikus pavyzdys, kaip meno polėkis ir domėjimasis technologijų pasauliu gali sukurti puikius kūrinius. Erikas yra vieno pirmųjų lietuviško NFT meno autorius, kuris jau būdamas jūsų amžiaus susidomėjo su dizainu susijusiomis veiklomis. Pavyzdžiui, Photoshop programa. O vėliau 2018 metais, kilus dideliam žmonių susidomėjimui NFT, jis suprato, jog tai daugiau nei nišinė technologija. NFT yra pritaikyta visiems žmonėms. Tikiu, kad bent keletas jūsų kartas nuo karto susimąsto, kaip skaitmeninis menas paveiks tradicinės, tai yra fizinės meno formas. Visgi čia dizaineris turi išmintingą paaiškinimą. Anot jo, skaitmeninės knygos lig šiol nesunaikino fizinių knygų svarbos ir pasirinkimo, o muzikos įrašai taip pat turi savo paklausą net ir atsiradus įvairioms internetinėms muzikos platformoms. Pačio menininko pirmasis NFT meno kūrinys pavadinimu Nepykantos debesis sukėlė nemažai diskusijų. Mat juo buvo siekta išreikšti paramą LGBT bendruomeniai. Pažvelkite į kūrinį. Iš pirmo žvilgsnio tai debesis, tačiau jį menininkas sukūrė iš daugelio neapykantos kupinų interneto žinučių, kurios buvo nukreiptos prieš LGBT bendruomenę. Tokiu būdu menininkas ne tik palietė 2021 metais aktualią temą, bet ir pinigus, gautus už parduotą kūrinį, paskyrė kaip paramą LGBT bendruomeniai. Tokiu būdu, kiekvienas žmogus parašęs kūrinyje atsiradusią žinutę tiesiogiai prisidėjo prie LGBT gerovės. Sumanu, tiesa? Kaip matote, menas net ir skaitmeninėje formoje neturi prarasti prasmės ir lankstumo. Į nepakeičiamų žetonus verta žvelgti kaip į galimybę įprasminti savo kūrinį, suteikiant jam autorinės teisės ir unikalų vienetą. Pavyzdžiui, garsusis Da Vinčio paveikslas Mona Lisa, kurio originalas kabo Luvro muziejuje, niekuomet neturės kitos originalios kopijos. Nors paveikslo reprodukcija kabo ne vienose namuose, tam tikrų atžvilgių ji išlieka bevertė, nes Da Vinčio tapytas originalas yra tik vienas. Panašus principas taikomas ir nepakeičiamiems žetonams. Taigi pateiksiu keletą patarimų, kaip sukurti unikalų ir paklausų nepakeičiamo žetono kūrinį bei įsitraukti į NFT bendruomenę. Pirmiausia, atraskite savo stilių. Jeigu dar neradote savo artimo meno stiliaus, pradėkite eksperimentuoti. Įkvėpimo ir žinių semkitės iš kitų menininkų, išbandykite jų braižą, kad rastumėte savo. Antra, domėkitės NFT bendruomenę. Tyrinėkite NFT bendruomenėje aktualias temas, stilius ir tendencijas. Tai gali jums suteikti idėjų ir supratimo apie tai, kas šiuo metu yra paklausu. Nepamirškite domėtis kitais kūrėjais, analizuoti jų darbus, rašyti naudingus komentarus, o taip pat ieškoti konstruktyvaus įvertinimo savo darbams. Trečia, siekite unikalumo.
Prisiminkite, jog unikalumas yra didelis pranašumas, išskiriantis jūsų kūrinį iš kitų. Idėjas plėtokite ir lanksčiai žvelkite į jų pateikimo būdus. 4. Tobulinkite techninius įgūdžius. Dirbant ties skaitmeniniu menu, piešimo, fotografijos bei kompiuterinių programų įgūdžiai jums bus svarbus įrankis. 5. Sukurkite seriją arba kolekciją. Pasidomėkite NFT kūrėjais, kuriančiais kūrinių kolekcijas. Tai vieninga tema arba tam tikrą žinutę turintis darbai. Serijos arba kolekcijos taip pat augina kūrinio vertę ir kontekstą. 6. Sukurkite kūrybinį pasakojimą. Kiekvienam savo darbui arba kolekcijai sukurkite aprašymą. Papasakokite, kas jūs įkvepia, kaip vyko kūrybinis procesas ir koks yra šio kūrinio tikslas. 7. Atnaujinkite savo darbus. Reguliarus turinio atnaujinimas ir papildymas gali padėti išlaikyti jūsų auditorijos susidomėjimą. 8. Laikykitės etikos ir saugumo taisyklių. Išsamiai pasidomėkite nepakeičiamų žetonų platformų taisyklėmis ir saugumo reikalavimais, bei suteikite aiškiai informaciją apie savo darbą ir pardavimus. O dabar sugrįžkime atgal prie NFT prekyviečių ir dar kartelį pasipraktikuokime įkelti ir parduoti savo skaitmeninį meną vienoje iš nepakeičiamų žetonų platformų. Turbūt pamenate, jog praeitą kartą aiškinomės Rarible platformos užkulisius. Tad šį kartą patyrinėkime kitą populiarią platformą – Mintable. Prieš tai priminsiu, jog skaitmeninę piniginę sukurti gali tik pilnamečiai vartotojai, todėl toliau pateikiami žingsniai yra edukacinio pobūdžio. 1. Registruokitės ir prisijunkite. Atidarykite Mintable svetainę ir norėdami sukurti naują paskyrą pasirinkite Sign Up. 2. Pasiruoškite skaitmeninę piniginę. Paprastai Mintable platforma priima MetaMask skaitmeninę piniginę. Įsitikinkite, kad esate ją sukūrę ir prisijungę prie savo paskyros. 3. Susiekite skaitmeninę piniginę su platforma. Pasirinkite Sign In, tuomet Connect Wallet, tuomet pasirinkite MetaMask ir suteikite reikiamus leidimus. 4. Paruoškite NFT kūrinį. Įsitikinkite, kad jūsų NFT kūrinys yra paruoštas. Tai gali būti paveikslas, vaizdo įrašas, muzika ar kita skaitmeninė kūryba. 5. Norėdami įkelti savo NFT, viršaus juostoje pasirinkite Mint ir nustatykite, ar norite sumokėti dujų mokestį, dar kartais vadinama degalų mokesčiu. Tuomet spauskite Proceed to Mint. 6. Įkelkite savo NFT kūrinį iš savo kompiuterio ir užpildykite reikiamą informaciją. Pateikite informaciją apie savo NFT kūrinį – pavadinimą, aprašymą, kategoriją. Taip pat galite pridėti kitą išplėstinę informaciją. 7. Nustatykite kainą. Nustatykite kainą savo nepakeičiamam žetonui. Galite pasirinkti fiksuotą kainą arba leisti dalyvauti aukcione. 8. Baigę pildyti visus privalomus langelius, spauskite List Item, o tuomet Proceed. 9. Jūsų nepakeičiamas žetonas yra sukurtas. Dabar galite atlikti kitus veiksmus – pasidalinti juo socialinėse medijose, parduoti aukcione ir panašiai. 10. Stebėkite pardavimus. Įkėlę kūrinį galėsite stebėti savo nepakeičiamą žetono būklę ir pardavimus savo profilyje. 11. Atėjus galimybei, perleiskite NFT naujam savininkui. Įvykus pardavimui, jūs gausite sutartą atlygį, o jūsų NFT atiteks naujam savininkui. Jis gaus nuosavybės teisės, o NFT kūrinys bus saugomas jūsų profilyje. Tai štai, kaip matote, procesas išties nesudėtingas. O platformų veikimo principas yra patogus ir panašus. Tikiu, kad atėjus laikui sugebėsite savarankiškai integruoti savo nepakeičiamą žetoną ir atrasti skaitmeninį meną, kuris neturi sienų. Linkiu Jums atradimų kupino kūrybinio proceso ir malonaus laiko.